Sveiki draugai, penktadienio vakaras, o aš kažkaip tų aukcionų nelabai ir dėjau. Kažkaip apsileidau, žiūriu, nors reikėtų. Tai va, taip pat gavau šiandien naują siuntelę. 2 tokie peiliukai. Vieną peiliukų jau net galvoti nėra ko apie pardavimą, nes žmona pamatė iš karto, o koks fainas, sako, yra. Sako, labai fainas toks. Tai, kai sakėm, bus konfiskuotas, kiek supratau. A vieną peiliuką galiu aš jums į aukcioną įkelti. Japonas, peiliukas nenaudotas, molibdeno plienas. Šiaip kiek turėjau būtent su šia katana plieno peilius, būtent su katana žymėjimu ir raudonos raidės, tai reiškia be galo kietą plieną. Specialiau ten kažkaip eina pakietintas, jis geresnės kokybės. Ir, sakykime, tai visi buvo peiliai superiniai. Dideli peiliai, jie ten, nežinau, parsidavė gal po 2,5 šimto eurų, bet, standartiniai 17-18 cm. Bet, tai verta, tai čia yra kosminiai. Plius, žiūrėk, kad jis pasiėmė, ką nors paspjausiai, nariai neliečia lentutės nariai, tai įsivaizduoju, jam 11,5 cm ilgio. Tai čia, be kalbų, kas, bet iš japonų mažų peiliukų, tai pasitaiko retenybė ir jie greičiausiai išperkami. Tai žodžiu, statykit, įsigykit, ir aš manau džiaugsitės. Šiaip naujas standartinis galandinimas, manau visada profesionalus yra geriau, bet jau jums spręsti, ar reikia ar ne. Svarbiausia laimėti jums. Iki.